Tai sveiki visi. Šitas klausimas jūsų forumo šiaip juokingai suskambėjo visai su kas man nutiko čia prieš kelias dienas, nes aš vienai savo draugai pasakiau, oi, čia mane pakvietė pakalbėti apie spalvą mano projektuose ir jinai tokį panašų klausimą ir uždavė man. Spalva, ką? Ką tu pasakosi, sako, apie savo juodus interjerus. O aš taip tada pagalvoju, kad ne visi mano tie interjerai tokie juodi. Ir tas, kur toks vienas gal žinomas, tas juodas labai irgi ne šiaip sau juodas, kad man patinka juoda, o dėl to, kad tas spalva atėjo iš konteksto. Tai taip ir gimė tema, kad pakalbėti apie spalvą kaip po konteksto dalį, kaip jinai pas mane kai kuriuose projektuose atsiranda. Ir taip, tai atsirinkau šiaip esu ganėtinai plataus profilio architektė, dirbau ypatingai dar kaip su Waltai, su įvairiausiais projektais, pradedant ten nuo urbanistikos, šitų pastatų, komercinių pastatų, architektūros, įvairiausių projektų, bet tame tarpe ir interjerus kelis padarėm, kai kuriuos padarėm kartu, kai aš ten tos paskutinis, ten kur rodysiu Bruce Lee, dariau jau aš viena. Tai aš ir atsižvelgiant į šitą temą ir atsirinkau kelis projektus, kurie galbūt labiausiai atliepia, ką čia norėčiau pakalbėti. Tai yra restorano Džiaugsmas interjeras, Toda Palangoj interjeras, Gallery klubas ir Bruce Lee update'as. Džiaugsme turėjo būti šitas ekskursija, dėja neįvyko, tai dabar kaip ir tada gal daugiausiai nuo jo ir pradėsiu pasakoti. Taip, tai Džiaugsmas ganėtinai senas projektas, 17 metais pradėtas. Komanda buvo tokia kaip irgi sudėtinė. Nuo šito projekto gal ir prasidėjo mano toks dažnas iš viso, kaip pamėgau kolaboracijas, ne tik tai kaip su architektais, bet dažnai visi dabar ir iki šiol kviečiuosi dažnai tai arba dizainerius, arba menininkus, ar skulptorius, kažkaip, ypač jeigu interjerą darau, prisidėti. Tai šitas buvo kaip pirmas flagmanas projektas, nuo kurio tai ir prasidėjo šitą praktiką. Tai, ką dar nepasakiau apie save, kodėl tas kontekstas, tai skritai aš save laikau tokia šiek tiek kontekstualistė, iš principo kaip architektė, labai mėgstu prieš pradedant kažką daryti, ypatingai jeigu tai vidaus erdvės, ilgai jas tyrinėti, gilintis, kartais tik grinai instinktyviai, kartais ir kažkokių istorijų paieškant, tai čia ką papasakosiu ir vėliau. Nagrinėjant man, tyrinėjant man, tai yra šiaip tai pati įdomiausia projektavimo dalis. Aš labai mėgstu po to su tais atradimais įvairiai žaisti, kontempliuoti ir iš to ir gimsta tie tam tikri interjerai. Tai kalbant apie Džiaugsmą, jo toks kontekstas gautas buvo įdomus ir intriguojantis ir toks truputį gluminantis, nes pastatas pats, kuriame yra šis restoranas, yra istorinis pastatas su tokia lentelė kabančia, kad šiame pastate buvo apsistojęs Brodskis, bet kai mes įėjome į vidų, kadangi tai buvo iki to atėjimo restorano buvo daugybę metų ten bankas, radome tokią visiškai kaip empty shell, visiškai toks kaip kiautas tas namas buvo, viduje nelikė nieko, buvo jokio konteksto istorinio, jokių detalių, nieko iš viso, tik tai dalinė apdaila, kolektoriai, radiatoriai nauji ir smėlbetonis ant grindų.
Tai tas labai kažkaip tai glumino ir ilgai, kadangi ten turėjom šitam projektui visai ir nemažai laiko, tai ilgai, tiesą pasakius, taip kažkaip nustebus, vaikščiodavau, kadangi žinojau to pastato kodą, tai būdavo net nueidavau, tai dienos metu, vakarais užeidavau ir tiesiog stebėdavau tą erdvę, bandydavau suprasti apie ką jinai, nes tokia visa jautėsi, kad išoperuota, visa, nu, tokia kaip sunaikinta iš esmės. Tai būdavo ypatingai kažkaip smagu vakarais stebėti tos šešėlius krentančius, nes tai buvo vienintelis, ką turėjo tos patalpos išlikusio tokio įdomaus. Tai žodžiu, dar pratęsiant tą temą, kadangi jau taip glumino tas tuštumas, jos nieko nebuvimas, žiūrėdavau į tą lentelę ilgai žiūrėjus ant tą lentelę ant fasado, nusprendžiau paieškoti istorijų, kasgi čia gyveno, kur jisai pas ką čia buvo apsistojęs tas Brodskis. Ir kažkaip netikėtai paaiškėjo, kad savininkas šito pastato buvo mano tokios draugės senelis. Seneliai, Ramūnas ir Elmyra Katiliai, šiaip garsus tokie, Katilius buvo labai garsus fizikas. Ir draugavo su Venclova ir su Brodskiu. Ir aš sakiau, susitinkam, Liza, papasakok man truputį apie tą namą, bandau suprasti, kas čia per namas. Ir žodžius, kai susitikom, jinai va čia tada ir pasidalino keliom nuotraukom, tai pasakojo, kad ten labai, jie ten laimingai gyveno. Kai gyveno, jis matosi ir fone tas pastatas, šiek tiek pakitęs. Ten vykdavo tokia labai bohemiška aplinka, daug vakarėlių vykdavo pas senelį, daug visokių literatų rinkdavosi ir taip toliau, daug meno, jisai buvo šiaip labai išpuoselėtas tas namas, taip pat tas buvo ir įdomiausia, kad nieko neišliko, kad labai senelis prižiūrėjo, ten visas krosnis, visokios ten durys senovinės buvo. Žodžiu, daug meno, toksai buvo kaip gyvas labai tas namas. Ir kur nieko neišliko. Ir pabaigai man papasakojo kitą tokį papildomą lėrį įdomu apie tą namą, ten matote tą nuotrauką kampę ne veltui. Sako, ir be viso ko, sako, ten toks paliepiai vaiduoklis gyveno. Sakau, o koks vaiduoklis, ką reiškia gyveno vaiduoklis? Sako, taip, tiesiog gyveno vaiduoklis, sako, jis nuolatos mes jį jausdavom. Ne mes, jinai tuo metu, man atrodo, jinai tuo metu negimusi, mama jos čia pasakojo. Tai, ir kai paklausiau, tai ką jisai darydavo, sako, nieko, tiesiog vaikščiodavo ir kosėdavo. Tai tas toks lėris nusėdo šitam visam kontekste. Ir tie šešėliai, ir kažkaip tai pradėjo klijuotis, tada išnykusi istorija, šešėliai. Tada dar paaiškėjo pavadinimas, būsimas restorano džiaugsmas, tada prasidėjo jokai, o kas tas lietuviškas džiaugsmas, toks labai tamsus tas mūsų džiaugsmas būna ir maistas, apie kurį pradėjo kalbėti, koks ten bus, irgi toksai, earthy ir, toksai, ta prezentacija, kaip jį įsivaizdavo, taip, ir žodžiu, kaip sako, one led to another, ir kažkaip toksai atėjo aiškus atsakymas, kad mūsų tas restoranas turėtų būti juodas arba gradientiškai juodas, kintantis, laviruojantis tarp tų visokių šešėlių, tarp baltos, pilkos ir juodos. Su šiek tiek, kad suprasti tą jo monochromatiškumą, tik tai vienoje vietoje, toj laiptiniai, kuri buvo originaliai ten to pastato laiptinė. Nes tas dabartinis įėjimas, jisai yra naujai padarytas, buvo suformuotas, tai tik tai toj laiptinėje sugalvojom, kad gal įmesti truputį tokį hintą spalvų. Ir jis bus dar susijęs su tokiu vitražu, kurį pamatysite toliau. Ir tai todėl jisai ir juodas. Žodžiu, nes manęs dažnai klausia, kodėl juodas. Kad tai, nes visada mato juodai mane apsirengusią, bet, žodžiu, ne dėl to, kad man patinka juoda spalva. Kitas momentas, atsiprašau, įvertinus tai tuos pasakojimus, kad ten šiame pastate iki banko
ten buvo daug pas senelį ir meno, ir kolekcijos, ir kad jis buvo visos tos sienos pripildytos kultūros, kažkaip kaip papildoma lėrė. Šitam interjerui sugalvojom, kad reikia gražinti tai bent iš dalies atgal. Ir tai va čia ir buvo šitas pirmas projektas, kada pradėjau kažkiek dirbti su menininkais interjeruose. Tai buvom nuspręsta pasikviesti Žilviną Landsbergą, Mariją Olšauskaitę ir Donatą Budreiką. Budreiką nepasikvietėm, tiesiog įsigijom į tą jo darbą, čia jo baigiamasis buvo diplominis darbas, jis šiaip ir taip netapo, kaip neišsivystė kaip menininkas, užsiema kitą įdomią veiklą, bet šitas jo buvo diplominis darbas, ir kuris tapo dabar šitą restorano beveik kaip ir ikona. Čia toks kaip neandertalietis, tarp neandertaliečio ir bežionės, kuri originaliai buvo šiaip skaidri, ir tą skaidrę po to dabar nupirkom, jinai stojo palėpiai, irgi vėl ten su to vaiduokliu biškį susijęs. Tai, o mums jisai padarė, kaip ir kopiją atliejo tą juodą, pirma buvo ta, kurį įsigijome. Tai Marija Olšauskaitė gamino irgi ten kaip ir visai čia tą sudėliojus lėjerius, kad apie ką čia turi būti tas interjeras, toks tarp šešėliai, vaiduokliai, atspindžiai, kažkas tai ten, daug ten tų temų mėtėmės, žaidėm tą žaidimą sakiniais. Tai jinai užsiėmė, gamino stiklus įvairius ir turėklams, tada padarė vieną, parodysiu vitražą, tokį labai netikėtą, ir dabartinė, kaip jau dabar, čia ką tik darėm update, dar vieną ten padarė irgi tokią stiklo instaliaciją. Taip, tai jau čia kaip ir pereinu prie nuotraukų rezultato, kas gavosi. Šitas pirmo aukšto salė mes ir pradėjom, toks buvo sumanimas eiti nuo jo, kadangi pirmas aukštas ir buvo tamsiausias, ir kad nuo to juodžiausios salės kilti po biškį šviesėti į viršų. Tai šita juodoji salė iš tikrųjų, iš kurio mes daugiausiai kritikos ir gavom, labai visi skundėsi, kol jinai tokia buvo, dabar šiek tiek pakito, kad labai nejauku, labai baisu, labai juoda, bet man jinai asmeniškai labiausiai patiko. Kaip matot, čia pagrindinė buvo mintis dar žaisti ne tik, kad su ta juoda ir pilka, bet dar ten paviršius mes ten keitaliojam, ten šiurkštus, šiurkšti juoda, ta blizgi juoda, tada biški šiek tiek ten per vieną toną, tada ir išradom išsireiškimą šviesiai juoda, tamsiai juoda, žodžiu, šiandien daug paviršių. Čia tokios atskiros detalės iš pirmo aukšto. Fotosesija irgi tokia vaiduokliška buvo, kaip matot. Ir va čia ta salė, kuri labai visiems nepatiko juoda ir kuriai ką tik dėl to recently prieš, man atrodo, kelis mėnesius įvyko šitas naujas update'as. Su Marija, kaip ir ten ilgai zyzė tie užsakovai, kad jau reikia Giedrę tvarkyti, reikia tvarkyti tą salę. Tai Marija pasiūlė tokią naują kaip skulptūrą, instaliaciją šviesos kartu su Kazimierėnu darė Martynu. Tokius didelius, vėlgi ten stiklus, tokie, jie tiksliai nežinau, čia tos technikos, kepant, jie man atrodo, kažkaip dedant tokių paviršių skirtingų ir jie kepant susilydo, tokias įgauna formas, kurias aš dėja tik neturiu geros nuotraukos finalinio vaizdo, nes čia taip kaip šviečia, sunku buvo nufotografuoti, čia turėtų fotografas nufotografuoti profesionaliau, bet žodžiu, gavosi jau tokia šviesos instaliacija, šviestuvas, kuris jau dabar visi labai patenkinti, kad pagaliau toj salėje jauku. Čia porą nuotraukų, toliau ten nuotraukos iš interjero, tai pirmas, čia šitie mūsų nauji laiptai, mes kuriuos ten sukūrėm šitam restoranui, keliamės į antrą aukštą, vėlgi viskas tokiam vienam monochromatiniam šitam tonė, išskyrus tą Žilvino darbą,
kuris kažkaip nelabai gerai apgalvojom. Nu, aš tikiuosi, kad dar aišku ilgai tas restoranas bus, bet jisai tiesiai ant sienos padarė tokį pano. Tai kažkaip vis pagalvoju, kad o Dieve, kaip gaila, jeigu kažkaip jie išeis iš šitų patalpų ir bus, kas nors sugalvos sunaikinti vėl, nes nenusiem šitas darbas. Čia matosi stiklai Marijos, jie irgi tokie ten specifiniai, ten kepti buvo ant smėlio, dėl to matosi toksai tas kaip frostas, atrodo jie kaip pratrinti vietomis. Nu, ir paskutinis jos darbas, kai ten išklausė istorijos apie vaiduoklį, jinai sugalvojo, kad padaryti vitražą tam vaiduokliui, prisiminimą, įprasminti jį. Tai jeigu matot, ten šešėlis, čia yra toksai 3D, tokia iliuzija iš stiklų padaryta. Tai tas šešėlis ir yra vitražo dalis, ten yra tas vaiduoklis ir šiaip tas nuotraukas nelabai aiškiai matosi, bet čia net yra tokia ranka, kur prisidengęs jisai kosėje. Ir šitas vitražas yra einant į palėpę, jau prie pat palėpės, kurioje jisai ir gyveno. Ir įdomus faktas labai yra vienas toks, kad prieš pat atidarant restoraną vienas iš stafo narių vakare ten kažką besikuisdamas, ten tvarkydamas, jį ir pamatė iš tikrųjų tą vaiduoklį ir šitoj laiptiniai pamatė lipantį laiptais. Bet buvo ir vienintelis kartas, kada jį matė, tai čia taip kažkaip labai gražiai viskas susikabino su jo ir po to dingo, daugiau niekas nebematė jo. Čia tas jau palėpė jo buveinė buvusi, matyti jam nelabai patiko čia tas mūsų interjeras, kad jau nebepasirodė daugiau, bet jo esmė buvo tokia, kad šitos patalpos irgi ten apie to šešėlius ir kažkaip sugalvojom daryti tokį paskutinės vakarienės ilgą stalą, nes, kad tokį dar labiau užaštrintą, tokią mistifikuotą šitos erdvės atmosferą. Ir džiaugsmas. Dar porą nuotraukų vaiduokliškų. Taip, kitas projektas, kurį norėčiau pristatyti, tai yra Toda restoranas. Čia iš tikrųjų tas pats šefas kaip ir džiaugsmo. Kažkaip labai norėjo toliau dirbti ir sugalvojo, kad nori daryti Palangoj. Iš pradžių šašlykinę galvojo daryti, kaip Palangoj, po to sugalvojo, kad Izraelio virtuvės labai nori, kad labai tinkama Palangoj. Ir nusižiūrėjo šitą pastatą, labai gražus pastatas, buvusi Paparčio žiedas, man atrodo, vadinosi, buvo tokia banditų čeburekinė 90-aisiais. Šiaip jis toksai kaip ir tipinis projektas, bet labai įspūdinga ta bendra tokia erdvė, jis šiaip viskas toks pats iš savęs jau buvo geras, ten mažai jam reikėjo ką ir daryti, bet tuo pačiu labai yra apleistas, ten gal 20 metų stovėjo ten nenaudojamas. Tai kaip pradėjom tyrinėti tą irgi vietą, galvoti apie tai, kas ten galėtų būti. Kažkaip ilgai ten irgi vaikščiojau, aplinkui ten žiūrinėjau, ką čia reiškia šitas pastatas ir apie ką jisai. Ir mane kažkaip užkabino, užintrigavo tos detalės, kad jisai toks visas nuo to jūros klimato labai gražiai, visas toks be išnykstantis, visi paviršiai labai gražiai nudulėję, tokie beveik tarpusavėje beveik suvienodėjantis. Ir toliau vis galvojant apie tai, ten kažkaip ir vaikščiant paplūdimy, ten kaip ir toj nuotraukai matosi, ten atkreipiu dėmesį, kad tas tokie įdomus faktai, kaip ir vandenį būna iš jūros išmesti, kad visoje toj tokiai supernatūralioj tam kolorite labai gražiai suskamba tie artificial spalvos ir išmesti kaip iš jūros daiktai. Tai kažkaip labai pradėjom apie tai daug galvoti, kontempliuoti ir ten nes vėl ten kažkaip pradėjau iš karto galvoti, kad gal su Marija tą pačią ten padirbėti šitam interjere. Tai nuo to pradėjom ir aš bent jau pradžioj kabintis, kad viskas, kas išmesta iš jūros ir kad tokia tema ir keliauti su šitų interjeru. Pasiėmėm ten kažkokią color paletę ir
čia Marija. Ir pradėjom ieškoti, kas čia galėtų būti. Tai paviršiai išmesti iš jūros, čia aišku, ne iš jūros išmesti, bet kad primintų tą mūsų temą. Tai čia nuvažiavom, ieškojom akmens, nes ten buvau sugalvojęs tokią kaip mozaiką ant sienų daryti. Su Marija, ne mozaika tokia, kaip bareliefą, pano, nežinau kaip jį pavadinti. Ir ieškojom akmens, kuris ten galėtų tikti. Buvom nuvyko į tokį, nežinau kaip čia pavadinti, ne karjeras, nes nekasami, tenais kaip urmo bazė akmenų, tokia, kur perka skulptoriai akmenį ir arba pjausto iš tų granito plokščių, jau plokštės baldams ir panašiai rantkapiams. Tai ten nuvykę ten pradėjom irgi pastebėti tą patį paterną, kaip gražiai ant tų paviršių atrodo tie ryškius, tie skaičiai, čia kaip iškasa būna taip sumarkeruoti tie karjeriniai akmenys ir dar labai užkabino akį tos nuolaužos, nes pirmas katas būna nuo to akmens prieš darant plokštę, tai tą paviršių nupjauna ir jis kaip skaitosi kaip jau atlieka. Būna dažniausiai sumalama į žvyrą arba ten, ne žvyrą, acijas ten daro ir visokius tokius dalykus iš jų, tai mes nusprendėm, kad galbūt juos ir reikėtų panaudoti mūsų interjere. Juos mes ir nusipirkome, žiūrėjau ten labai keistai, kad perkam šiukšlės. Bet žodžiu, tai taip po truputį ir viską čia taip ir susidėlioja, toksai, kad daug tokių natūralių, nes ten daug ir viduje ir palikom, ten grindis liko, ten kažkokios detalės liko, daug dalykų liko ir tas toksai iš kažkokie natūralūs paviršiai, tokie smėliniai visokie tonai, kartu pramaišiui vietomis su atsirandančiom tokiom splešais spalvų. Tai čia buvo sudėliota ta koncepcija, ten tie lauko baldai, stiklai, Marijos akmenys. Čia truputį, kad įdomiau, iš making offo porą kadrų. Matosi, tie jau, nes dirbom ten kartu ir Marija dirbo, dar buvom toks vienas Jonas skulptorius iš Klaipėdos, ir statybininkai, šiaip įdomi buvo brigadas. Čia palaukit pasileis šitas video, šitas labai geras kadras, kaip man įdomu paleisti. Kaip? Čia šitas momentas labai toks buvo įspūdingas, kai mes vieną iš tų akmenų nusprendėm tiesiog nupirkti visą ir pastatyti ten kieme, kad toks, kaip sugalvom, kad būtų fain, taps jisai vietinių puntukų. Jisai šiaip veikia kaip baras, nors toks ir kaip skulptūra, nežinau kaip kas, bet šiaip labai įspūdingai ten atrodo. 6 tonas svėrė ir reikėjo kraną samdyti, ten buvo didelė operacija. Čia kita irgi buvo operacija nemaža, tai kitas objektas buvo su skulptoriais, kur daromas toksai stalo židinys. Tai irgi čia, vėl nepaleisiu, ne? Supratau. Čia irgi momentas, kaip čia iš tikrųjų tenka matote, tai kranas taip kaip įstuminėjo į vidų, nes ten neįmanoma buvo jo į šitai bogintą, aš ten galvoju, kad tikrai taip ir baigsis, jis taip, kad pasiliks amžiams tarp durį, bet kažkaip pavyko. Pavyko iš tikrųjų dėka šito skulptoriaus Jono iš Klaipėdos, kuris ten labai, kadangi daug metų patirties, kaip su tuo akmenį pakelti ar ten nuridenti primityviom priemonėm, tai jisai ten tokius turėjo savo šitos kaip skriemolius ir kaip tos loksus pasidėjęs, per kuriuos ten taip manevravo nerealiai ten iš viso, kad su tuos visus akmenis, kurie ten serė po kelias tonas, jis vos ne pats vienas tenais juos kažkaip sugebėdavo perstatyti, suorientuoti, ten buvo įspūdinga operacija šiaip žiūrėt.
Tai va, čia jau ten kelios nuotraukos iš rezultato. Tas stalą matote kairiai, kurį prieš tai ten kranas įstuminėjo. Kelios detalės, Marijos vitražai tie kombinuoti su akmeniu. Mūsų puntukas. Ir restoranas vakare. Čia irgi, kadangi kalbam apie spalvą, norėjau atkreipti dėmesį, šitas labai toks man įspūdinga vieta. Čia Kazimierėno prisidėjimas Martyno, jeigu žinote, jisai dizaineris ir daug labai su šviesa dirba. Tai jisai prisidėjo prie šito projekto, sukurdamas, atrodo taip, kad čia netyčia gavosi, bet čia iš tikrųjų yra jo sukurtas efektas, kur matote, tos lubos taip lik mėlynai šviečia, taip kaip ir ta šviesa tokia identiškai yra beveik kaip mėnesienai vasara, taip čia nėra retušuota nuotrauka, ten taip ir jaučiasi, kad tas kas yra laukia, atmosfera, naktinis dangus, jisai taip pereina natūraliai gražiai į tą vidų, labai įspūdingai atrodo. Dar vienas kadras, kaip atrodo vakare. Taip, trečias projektas yra Gallery. Klubas, kaip ir multifunkcinė erdvė. Jisai iš tikrųjų čia tokia buvo ilga istorija, nes kreipėsi kaip čia ta pati, tie patys promauteriai kaip ir Opimo, kur mes irgi darėm tą klubą, žodžiu, sugalvoja daryti, ten buvo pradėję daryti tokį festivalį miesto ir buvo nusižiūrėję šitą vietą grinai vienam festivaliui, nuo 1 metų ir norėjo ten kaip ir kreipėsi mus, kad mane, kad kažkaip nieko, rado šitas patalpas buvusiam fabrike ir kaip Giedrė galima padaryti, beveik nieko nedarant, padaryti erdvę. Tokia buvo užduotis. Tai, bet ir viskas kažkaip tai tada sustojo, nes prasidėjo Covidas ir 2 metus niekas nevyko, bet, vyko tiek, kad apie jį kalbėjom ir vis keitėsi jo kaip koncepcija, kad gal jau čia nebus vieno karto kad kaip po vieno renginio vieta, kad gal kažkoks, gal ten bandys vystyti kaip klubą, kaip renginių erdvę ir panašiai. Ir po truputį jis ten krapštėsi, bet kaip sakiau, ten beveik be biudžeto, 1000 kvadratų be biudžeto. Tai pagrindinė mintis ir buvo, šiaip patalpos labai įspūdingos, kaip įspūdingos, šiaip žavės, tokios labai, specialiai dėjau šito planą, matot, istorinį planą ir po to jau koks jisai dabar yra. Tai specialiai dėjau, kad matytųsi, kaip beveik iš tikrųjų nieko nedarėm naujo. Aš tik pastačiau vieną ten objektą, tą rūbinę, kad suformuoti įėjimą ratu, suformuoti biškitą erdvę, nes jinai buvo kaip įėjus per daug tokia atvira ir truputį dėl to ir nejauki būti ir šiaip, kad šiek tiek sureguliuoti tą eismą žmonių. O šiaip daugmaž vos ne viskas čia buvo padaryta iš to, kas buvo arba vietoj. Ten, pavyzdžiui, ten tokį barą parodys toliau, statėm iš tiesiog ten buvusių stiklinių blokelių, arba buvo kai kas ir reused iš kitų, iš Opimo klubo, ten nenaudojama scena, čia iš festivalio ten objektas kažkoksai atsirado ir panašiai. Bet, žodžiu, pagrindinė mintis ir buvo, kaip jį padaryti, kaip išnaudoti, ką jinai turi geriausia savyje. Ir vienas iš tų momentų, tai kad visų perimetrų šita patalpa turėjo langus ir jie ir orientacija jau gaunasi toks vos ne 360 šviesos atžvilgių. Ir nepaminėjau prie šito projekto, prisijungė Eugenijus Sabaliauskas, labai toks talentingas šviesų dizaineris, šiaip jis teatre dirba. Ir su juo kažkaip ir iškontempliavom, kad kaip čia reikia, kad reikėtų įdarbinti tos langus, kad jie pradėtų šeipinti erdvę per savo tą spalvą ir
ką ir matėt nuotraukos, ir besikeičiančią tą spalvą, ir taip darytų besikeičiančią atmosferą. Tai dar nepaminėjau, tai kad šiaip ta erdvė visa yra šitas vienas aukštas, ten apie 1000 kvadratų, plus erdvė ant stogo. Tai erdvė ant stogo sugalvota, čia specialiai dėjau savo schemą, nes šito neįgyvendino, tai galvoju, bent kažkam parodysiu, nes man nepatinka tą padarė kaip rūkykla, buvo pradžioj sugalvota jinai palei fasadą ilgai. Ir tokia buvo mintis, kaip irgi juokelis, kad jeigu, nes toks atsirado žodis narvas, reikia, kad narvą padaryti tiems rūkantiems, ir aš tai pradėjau juokauti, gal tada reikėtų, nesakau, reikia ant to stogo būtinai kokį nors landmarką ten uždėti, ir gal pradėjom galvoti apie Duonio kūrybą, kad labai čia tiktų ten ta jo beždžionė, nes čiagi visi rūko viduje narve, tai kaip būtų smagu, kad beždžionė iš lauko į jo žiūrėtų. Ir kai mes nuvažiavom pas Duonį, papasakojom šitą idėją, tai jisai kažkaip, jam labai patiko, tai jisai padarė rūkančią beždžionę, kad jinai, žodžiu, laisva ten rūko, o visi viduje narve rūko. Tai va, čia ta mūsų beždžionė. Aš turiu vieną video, kaip jie ten dar kelia ant krano, ten irgi buvo didelė operacija, kažkaip dažnai tenka su tais kranais ką nors daryti. Jinai dar šiaip turėjo judinti galvą nuo vėjo, bet kažkaip šitas neįvyko dalykas, matyt, ten blogai kažkas buvo su balast. Tai va, ir čia dar kelios nuotraukos iš to, kas gavosi. Tai buvo, kaip ir matote, čia mes ten, nes aš net palikau net buvusios siuvyklos lempas, daug detalių viskas ten liko, kas nuo buvusių, žodžiu, labai mažai intervencijų, va, ten visi tie objektai, kaip sakiau, iš blokelių, viską, kas rasta ten buvo viduje, praktiškai ten nenaudotos atsivežti dalykai, tiesiog improvizavom. Čia va tas irgi baras iš blokelių, kur tiesiog ten išgriovėm sieną ir iš tų blokelių sumūrėjo barą. Vidinės erdvės, daugiau čia nuotraukų, sena opimo, net atsivežta jo, buvo iš kitos vietos. Šiaip tai įdomus momentas, kad su tuo, nes, čia tos šviesos, gal jau nepaminėjau, bet suprantat, kaip čia ta spalva atsiranda, nes buvo visi tie langai užfiltrinti, skirtingais filtrais, skirtingų spalvų ir įdomi dalis ten ta, kad jisai iš tikrųjų ta atmosfera labai keičiasi nuo dienos, nuo meto ir, pavyzdžiui, naktį ten iš viso beveik nieko nesijaučia, ten vidinė šviesa kaip poveikia ir tie žmonės, kas mėgsta vaikščioti į šokius ir klubus, žino, kad geriausias šokiai būna paryčiais arba ryte ir va ten būtent tada tas paryčiais arba ryte, kai pradeda kilti saulė, taip staiga viskas magiškai užsidažo, tokia, nes iš kitos pusės ten labiau geltoni, oranžiniai filtrai ir ta visa erdvė tokia pasidaro, ten visiškai magic, gražiausia. Jos, man atrodo, tas ir yra tas momentas paryčiai tos erdvės. Čia porą nuotraukų iš kitų vidaus vietų. Mobis. Čia pabaigai įdėjau, čia toks kaip jau jų žinomiausias žmogus, technikas Mobis, kur ir opime dirba. Ir čia. Ir paskutinis mažas projekčiukas čia dabar įvykęs nesenai. Tai baro Bruce Lee, kaip čia pavadinti, update'as. Ne baro, kaip restoranas, tokio street foodo restoranas, jį, man atrodo, visi žino, daugybę metų veikia. Ir buvo jau toksai pavargęs. Jisai, ten kai kas nepasikeitė nuo 2000 metų. Žodžiu, visas toks pilkas, neįdomus, pavargęs ir kažkaip labai ten Karolis, savininkas, ilgai ten prašė, kad kažką reikia daryti, bet vėlgi nedarant, mažai darant, bet labai daug padaryti, reikės pakeisti.
iš esmės tą atmosferą ir taip toliau. Tai va šituo atveju galbūt, kaip aš ten mėgstu dažnai kažkaip pilnai kontekstą įdarbinti, kaip ten ir gallery viską, ką matau aplinkui, ten bandyti įdarbinti. Tai šitu atveju gal buvo visiškai kitaip, daugiau atėjo iš tokių, kad pačio kaip po biznio, kokios jisai prigimties, kad tai yra street foodas, Asian ten ir taip toliau. Ir kažkaip pradėjau tiesiog fantazuoti, kad kas čia turėtų būti, kad gal ir reikėtų daryti kaip iš ten Blade Runnerio naktinę kažkokią tokią vietą, kuri visa labai tokia gyva, futuristinė, čia kadrai dar. Ir pradėjom, tarp kitko šitas projektas buvo kartu darytas, kadangi aš norėjau ten galvoju, kad čia reikia kažkokie tagai, kažkokie ženklai, kažkas, bet kaip architektė aš ne dizainerė, tai susikolaboravom su Artūru Nausėda, tokiu talentingu dizaineriu iš Formos. Ir aš jam čia pradėjau mėtyti, rodyti idėjas, kad ko man reikia, kažką reikia sukurti tokio. Ir jam užstrigo, prisiminiau iš Space Odyssey kadrą, kad iš šitas Blade Runnerio kadrus, tai kažkaip ten kontempliavom ir jisai tada grįžo atgal su tokiom ten idėjom, ten keliems objektams. Tai visiškai pasiūlė naują patį šitą logotipą ir iškabą ten pačio restorano. Žodžiu, visiškai staiga ten viską paėmė ir ten rebrandino tą restoraną, nors nebuvo tokių minčių pradžiai. Bet labai užkabino įtentas, kad darom jau čia tą future. Šiaip šitas labai įdomios technologijos, tas iškaba, kaip ir šiandien jau ne mano dalis, ne architektūrinė, bet labai man pasirodė tada įspūdinga, ką aš esu galvojęs, nes yra tas visa šviečianti ta raidė B, tas gyvatukas yra 3D printintas ir ten jame yra ledas, jis tokį turi tą atrodo kaip neonas, bet iš tikrųjų tai yra ten plastikas, labai ten įspūdingai jį padarė. Čia testas, kaip gamino tą pagrindinę baro šviesdėžę. Čia kaip inkorporavom Blade Runnerio, tos transparent ledus ant langų. Aha, va čia tas jau jo kurtas, ta šviesdėžė prie baro zonos. Rezultatas galutinis. Porą nuotraukų interjerinių. Tai jisai toks tapo jo finale, jis kažkaip nuėjo į tą tokį rudai raudoną koloritą, susiję, kad labiau toks, kad ir Asian, bet ir street life, ir daug irgi buvo kažkokių tai sluoksnių, kažkokių naratyvų susipynė į vieną, ir Space Odyssey, žodžiu. Daug visokių asociacijų ir ten aš specialiai net rinkau, ten matos tos plytelės, kad kuo daugiau ten irgi būtų tų atspindžių, kad kurtų tą tokią cinematografinę, tą tokią atmosferą vis besikeičiančių ten tų visų gatvės ir lempos iš tų atspindžių. Šviestuvas, porą kadrų iš tualeto. Ir viskas.